Sveiki vaikai! Na štai mes ir vėl susitikome. O mano rankose šiandien labai graži knygelė. Legendinė knygelė, kurią parašė garsusis Vytė Nemunėlis. Ir jos pavadinimas yra Meškiukas Rudnosiukas. Eiliuota pasaka, kurią aš jums šiandien irgi perskaitysiu ir kartu parodysiu iliustracijas. Taigi visi klausote. Ten miške, kur eglės ošia, po pušim sena, buvo Meškinas Rudnosis, Rudnosienė jo žmona, ir turėjo jie meškiuką, Rudnosiuką kaip ir jie. Buvo jis dar be kelnyčių ir bėgiojo tik namie. Vakare, kai tėtis grįžta, kai visa šeima namuos, sėdi jis šiltam namelį, klauso pasakų mamos. Nors už durų švilpia vėjas, staugia vilkas už langų, Rudnosiukui su tėveliais šilta, gera ir smagu. Šliumpu pumpu, Rudanosis takeliu. Reiks miške jam apžiūrėti 100 bičių avilių. Kad linksmiau būt iškeliauti, palydės jį ir mama, Rudnosiuką, linksmučiuką, savo ant rankos nešdama. Tėti, sako Rudnosiukas, daug medaus prikopinėk. Bitė, jei norės įgelti, šok iš medžio, bėk ir rėk. Kam man bėgti, kam man rėkti, man bitelė neįgels. Stori mano kailinėlį, kur tik lys, ten įsivels. Ir medučio bus midučio, bus saldainių daug skanių. Pavaišinsim daug svetelių, daug žvėrelių, giminių. Pavaišinsim vilką pilką, šarką tarką, žvirbliukus. Pavaišinsim, apdalinsim ir gerus žmonių vaikus. Nepasisekė Rudnosiui pas pilkąsias biteles. Pusę žando jam sukando ir subadė rankeles. Vos įlindo jis į drevę, vos tik ims medaus ieškot, tuk, kažin koks kalvis, kad pradės akis kapot, kad pradės kažkas į žandą, kaip su adatom badyt. Nesuspėjo Rudanosis, nei labryt jam pasakyt. Nesuspėjo Rudanosis, nei sudie gerai ištart. Kaip jį 100 bitinėlių ant šakos pradėjo kart. Bet kiškelis daktarėlis bėgo gydyt žvirbliukus ir pamatė jis į Rudnosį, kabaluojant ant šakos, ranką žandą jam aprišo, jodu patepė storai, o Rudnosis tarė: ačiū 100 kart tikrai. Iš medaus nevirsi košės, iš medaus nebus dešros, tarė Meškinas Rudnosis, išsikapstęs iš ligos. 3 savaites išgulėjo, raiščiai ant akių, o kiek karščio jis turėjo, 110 be 5. Riešutėliais tik maitinos, voverytės atneštais, cukrumi apibarstytais, saldžiam piene išvirtais. Mat visas bites pardavęs, susikrapštęs pinigų, pirko ožką jis iš vilko, seną, žilą, be ragų, o ožkelė blogo žodžio negali žmogaus sakyt, duoda pieno Rudnosieniai po 2 puslitrius kasryt. Piene verda baravykai ir košelė avižų, pieną maukia Rudnosiukas, net žiūrėt į jį gražu. Pažadėjo Rudnosiukui kartą grybų košės duot. Eik, jis prašo Rudnosienę, eik, mamyt, man pagrybuot. Ir atsakė jam mamytė: vaike, nieko neplepėk, negrybuoja, o grybauja. Taip, kaip reikia, taip kalbėk. Šieną pjauna, morkas rauna, bulves kasa. Tai žinok, o kol aš iš miško grįšiu, niekur neik, namus dabok. Pilnas miškas kiškių piškių, pilnas varnų, vanagų,
Jei nenori, kad pagriebtų, nekišk nosies iš namų. Tai mamytė, rudnosiukas, tarė, neik, tu negrybauk, tu krepšelin kiški-piški, varną, vanagą pagauk. Ne, kalbėjo rudnosienė, dar sustojus tarp durį, varnos varnagai te skraido, mums ir grybai bus geri. Kas ten rauda vidur girios, kas ten verkia? Hu. Net zylutės nusiminę. Ir geneliui net graudu. Ar ten briedžiai taip vaitoja, ar ten lapės, ar vilkai, ar kokie 6 sustoja, kaukia negeri vaikai? Ne briedžiai, ne vilkeliai, ne kokie vaikai 6. Tai meškiukas rudnosiukas, jį pažįstam mes visi. Tai meškiukas taip duduoja, ant storųjų, hu. Rudnosiukas aimanuoja ant laibųjų, ai baugu. Niekur neik, mamytė sakė, o aš jos nepaklausiau. Jei namo nebesugrįšiu, oi, dar gali būt baisiau. Meškiau, tarė voverytė, cit, pakaks, nebeduduok. Aš žinau, kur gyveni tu, na eime, tik ranką duok. Pilną krepšį baravykų rado girioje mama. Visai žiemai pridžiovinsim, tarė sūnui ji linksma. O meškiukas rudnosiukas, nedžiovinkim, sako, ne, kumpiai, dešros ir ožiukai tebus smilksta kamine. Tie ožiukai, kur 2 kojom, kur bėgioja be ragų, tie ožiukai, kur kankina daug neklaužadų vaikų, taip pasvils jų ilgos barzdos, kai pabliaus jie mekeke. Kiek tik kojos neša mauskė, pasislėp kur nors miške. Baravyką pasodinkim, kur kamputį ant grindų, gal per naktį išaugs iš vieno, man baravykiukai 2. Ėmė juoktis rudnosienė. Pats grybukas tu esi, kai tave aš pasodinsiu, man meškiukai rudnosiukai gal išaugs kokie 6. Grįžo meškinas iš girios, atsisėdo pailsėt, o už lango kažkas kranksi. Kažkas burba sau girdėt. Kur gyvena ta rudnosių meškinų visa šeima? Tas meškiukas rudnosiukas ir jo tėtis su mama. O iš kur tu atkeliavai? Ir koks paukštis tu esi? Prašom sėst kur nors ant lango. Kasna pečianai neši? Labą dieną, tarė varnas, jau nudžiugusiu balsu. Esu mokytojo tarnas, tamstai laišką jau nešu. Iš tikrųjų, ką galėtų man tame laiške rašyti? Ir pradėjo rudanosis pamažu šiaip taip skaityti. Nuo 1 dienos rugsėjo 1 klasę atdarau, savo sūnų rudnosiuką man atvesti įsakau. Dar visi vaikučiai miega, kas ten skuba takučiu, šviečia mėlynos kelnytės ir krepšelis ant pečių. Tai pradėjo rudnosiukas į mokyklą bėgt kas ryt, su kitais draugais meškučiais, ABC rimtai skaityt, niekad klasiai nesibelsys, su draugais vilkais nestauks, iš meškiuko rudnosiuko tikras meškinas išaugs. O gerumas, o gudrumas, negali atsistebėt, ir su mokytoju moka jis gražiai pasikalbėt. Sako, mokytojau, kalba mano klasės mokiniai, kad skaityti jums nereikia, skaito jūsų akiniai. Bet jei aš juos užsidėčiau, ar skaitytų už mane, kol raidžių dar nepažįsti, tarė mokytojas. Ne. Vakare, kai tėtis miega, kai visa šeima namuos, eina gulti ir rudnosiukas ir šiltoj minkštoj lovelėj klauso pasakų mamos. Klauso pasakų ausytės, mato akys pro miegus, skrenda angelėliai, nešdami vaikams sapnus. Na štai kokia nuostabi pasaka apie meškiuką. Tai ačiū vaikai, kas klausėtės ir iki kitų susitikimų. Iki.